Jeigu nori atsikratyti apatinį nugaros skausmo, padaryk šią seką su manim. Tai užtruks tikrai neilgai, bet nepasigailėsi. Tavo nugara tau padėkos. Taigi atsistojam ant 4 ir padarysim karvę katę. Tai yra jogos tokia poza. Taigi riešai po pečiais ir riešai pečių plotyje, keliai klubo plotyje. Ir įkvepiam, išsiriečiam, pažiūrim į viršų, traukiam pilvą žemyn, sėdmenys į viršų, pečiai nuo savęs, kvėpuojam, palaikom. Ir dabar vėl įkvepiam ir iškvėpus viską darom atvirkščiai, stipriai susikūprinam, traukiam nugarą į viršų, žiūrim į savo šlaunis arba į pilvą ir tarsi rankomis atsistumiam nuo kilimėlio. Ir dabar aktyviai įkvepiam, pereinam į karvės pozą, iškvepiam, į katės, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Šis pratimas padaro mūsų stuburą lankstų ir sveiką. Didina jo mobilumą, pagerina kraujotaką. Dar keli. Kvėpuojam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Iškvepiam, paskutinis įkvepiam ir iškvėpus grįžtam į neutralią padėtį. Dabar atsigulsime ant nugaros ir pastiprinsim savo pilvo presą. Sulenktas kojas pakeliam 90 laipsnių kampu ir pakeliam rankas. Ir čia yra svarbiausia dalis, prispaudžiam apatinę nugaros dalį taip, kad nebūtų jokio tarpo, kad negalima būtų net pakišti rankos. Ir pradedam, nuleisim priešingą ranką, priešingą koją. Taigi, dešinė ranka, kairė koja. 1, grįžtam. Dabar kairė ranka, dešinė koja. 2. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Spaudžiam apatinę nugaros dalį prie kilimėlio. Šis pratimas yra visiškai saugus, nes nugara yra minimaliai įtempta. Taigi galima daryti ir turint nežymes stuburo išvaržas ir kitus stuburo sutrikimus. Ir paskutinis 1, 2. Ir dabar pritraukiam abudu keliukus prie krūtinės ir palaikom. Kvėpuojam, galit užsimerkti, trumpam atgaunam kvėpavimą. Gerai, atsimerkiam, pasisukam ant šono ir su rankos pagalba atsargiai atsikeliam. Prie apatinės nugaros skausmų ir nepatogumo labai yra svarbu, kaip jūs atsikeliat iš gulimos padėties, ypač ryte. Per šoną. Tik tai per šoną. Trečias pratimas. Esame ant kelių, pastatome dešinę koją į priekį ir padarome kuo didesnį tarpą tarp vienos kojos ir antros. Čiuožiam su kojyte į priekį, kol nepajuntam, kad mūsų dubuo pradeda žemėti. Taigi taip ir darom, traukiam mūsų dubenį žemyn. Čia labai yra svarbu, kad būtų 90 laipsnių kampas. Ne taip,
kad keliukas nenukentėtų, bet 90 ir daugiau. Ir tada tiesiog galim padėti švelniai rankas, pirštų galiukus ir laikom. Stengiamės pečius traukti nuo savęs, krūtinę šiek tiek į viršų ir laikom. Ir traukiam dubenį žemyn. Tai yra kojų tempimas, kuris irgi atleidžia nugaros tempimą. Kvėpuojam, žiūrim į priekį. Turite jausti šičia tempimą. Įkvepiam, iškvėpus, pakeičiam koją. Dabar padedam mūsų kairę koją ir vėl padarom kuo didesnį tarpą tarp kojų. Jaučiam, kaip dubuo pradeda leistis žemyn. Koja 90 laipsnių kampų. Pastatom rankas iš abiejų kojos pusių. Galima laikytis ant pirštų galiukų ir vėl traukiam dubenį žemyn. Jaučiam tempimą kojose. Dabar vėl ant keliukų. Galim pailsėti šiek tiek kūdikio pozoje. Keliukus padarom plačiau ir leidžiamės žemyn. Galima laikyti rankas priekį. Galima jas nuleisti prie kūno ir palaiduoti pečius, galvą, kaklą ir šiek tiek pailsėti. Ir ketvirtoji poza. Tai ištiesiam dešinę koją, kairę nuvedam už keliuko, su dešinė ranka suimam keliuką ir pritraukiam prie savęs su alkūnės pagalba. Įkvepiam ir padarom per iškvėpimą didelį mostą ir padedam ranką kuo arčiau stuburo ir su alkūnės pagalba traukiam save, viršutinę kūno dalį traukiam, tarsi išgręžiam ir žiūrim atgal. Kvėpuojam. Dar keli kvėpavimai. Įkvepiam ir iškvėpus pakeičiam koją. Padedam dešinę koją už kairio kelio su kairė ranka. Patraukiam keliuką nuo savęs ir įkvepiam, iškvepiam. Mostas su ranka, su dešinė ranka, kuo arčiau stuburo ir traukiam save su alkūnės pagalba. Traukiam keliuką į kairę pusę, o patys gręžiamės į dešinę. Ir gaunasi, kad mes tarsi išgręžiam savo stuburą, prasukam jį, atpalaiduojam slankstelius. Ir laikom. Dar keli kvėpavimai. Įkvepiam ir iškvepiam. Taigi, atliekant šios 4 pratimus kiekvieną dieną, jūs jau po savaitės pajausite palengvėjimą apatinės nugaros dalyje. Kviečiu sekti mano kanalą, bus daugiau naudingų video. Namaste.